So good morning, everybody. Labas rytas visiems. A warm welcome to Thy Kingdom Come conference. Būkite pasveikinti atvykę į Tebūnie tavo karalystė konferenciją. This is new for us, and so if you're looking for a formal conference, today is not the day for that. Mums taip pat yra nauja ir jeigu jūs tikitės tokios formalios konferencijos, tai taip nebus. There may be some mistakes. It is not professional in any way. Ir sako, gali būti, kad mes padarysime kažkokių klaidų, ne visai profesionalių. But let's look at this like a family reunion. Bet pažiūrėkime tai kaip į šeimos tokį susivienijimą. I already hugged a lot of you this morning, but I would like to hug all of you. Aš jau šį rytą nemažai iš jūsų apkabinau, bet aš norėčiau apkabinti visus. And just see each other like we're coming together as a family. Ir matyti kiekvieną taip, kaip šeimos susirinkimą. If someone needs help. I was this morning helping with audio and visual. Yesterday I was driving the car. Ir sako, būkime tokie, kurie pasiruošia padėti ten, kur reikia. Ir su garsu, ir su mašina, visose reikmėse. So let's just support wherever we can, help wherever we can. Taigi padėkime ten, kur matome reikmę, paremkime vieni kitus. I believe that every one of you came here because you want to know more about the kingdom. Aš tikiu, kad kiekvienas iš jūsų atvyko todėl čia, kad nori daugiau sužinoti apie Dievo karalystę. And Jesus said this gospel of the kingdom is going to be preached in all the world. Nes ir Evangelijoje rašyta, kad Evangelija, jo žinia bus paskleista po visą pasaulį. But tell me, how many messages have you heard about the kingdom? Bet pasakykite, kiek jūs girdėjote žinių apie karalystę? You've maybe been in the church all your life. Ir gali būti, kad jūs praleidote bažnyčioje visą savo gyvenimą. Can you explain to me the gospel of the kingdom? Ar galite jūs man paaiškinti karalystės Evangeliją Can you žinią? tell me where you fit? Galite pasakyti, kurioje vietoje karalystės jūs esate? And that's what we're here for. Ir tam mes, kad išsiaiškintume, tam susirinkome čia. Tell me, if you came from Lithuania, raise your hand. Somewhere in Lithuania. Pakelti rankas Some town. tie, You drove here. kurie atvyko iš Some Lietuvos, distance. Raise iš your kažkurio hand. Lietuvos miesto. Okay, hands down. Nuleiskit rankas. Tell me if you got on a plane to come to this conference. Pakelti rankas tie, kurie atvyko lėktuvu. Yes, young lady, where did you come from? Iš kur? Chicago, USA. Where did you come, young Iš lady? Čikagos, North Carolina, USA. Ireland. Amerika, Airija. Ireland and Ukraine. Yes. Airija, Ukraina. Yes, lovely lady. Where did you come from? Ireland. Where else? There's a Germany somewhere. Aha, Rasa is there. Yes. Anyone Iš Vokietijos. else? What nation did you come from? Iš kurios tautos jūs atvykote? So it's a big family, right? Taigi tokia, mes esame didelėje šeimoje. We received messages that people are still on their way. They're trying to get here. Ir taip pat yra žmonių, kurie vis dar kelionėje, jie pakeliui. So I think we have about 100 to 150 people, but there are seats for 300. Aš manau, kad apie 150 žmonių yra, bet vietų paruošta yra 300. If you would like to invite friends, we have room for them. Jeigu jūs dar norėtumėte pakviesti draugus, mes turime jiems vietos. And just welcome to the family. Būkite pasveikinti atvykę į šeimą. I want you to look at somebody beside you. Aš dabar norėčiau, kad jūs pažvelgtumėte į tą, kuris yra šalia jūsų. Look to your left, to your right, or someone behind you. Ar į kairę, ar į dešinę, ar už nugaros. And say, the Lord brought you here. Ir pasakykite, viešpats tave atvedė čia. The Lord brought you here for this specific time. Ir viešpats tave pakvietė šiuo ypatingu laiku. You're here for a reason. Tu esi čia su priežastimi. So now just relax and enjoy. Na, o dabar atsipalaiduok ir mėgaukis. Welcome to the family reunion. Būkite sveiki atvykę į šeimos suvienijimą, sutaikymą. So I want to quickly introduce our speakers who will be speaking all weekend. Ladies, if you want to come up, just quickly. Ir dabar aš norėčiau trumpai pristatyti mūsų kalbėtojus ir prašo juos ateiti čia, atsistoti į priekį. In America, we're a part of a prayer network. Amerikoje mes esame tokios maldos tinklo dalis. And it's called Global Apostolic Prayer Network. Ir tai vadinasi toksai pasaulinis, apaštalinis maldos tinklas. And these ladies are a part of it. Ir šitos damos yra šito tinklo dalis. They are leaders in that prayer network. Jos yra šitos maldos tinklo lyderės. And first, before anything else, we are prayers
Ir sako, pirmiausia, mes visada meldžiamės. Before we have gifts, before we have titles, before we're the director of some ministry, we pray. Prieš įvairias dovanas, prieš įvairias tarnystės ar veiklas mes pirmiausia meldžiamės. And it's the most important thing. Tai yra pats svarbiausias dalykas. That connection with God. Nežinau. That connection with God. Tas ryšys su viešpačiu. So I want to quickly give you some background on these ladies so you know who's speaking to you. Aš labai trumpai šiek tiek informacijos apie šitas damas, kad jūs suprastumėt. And the description of their ministry is this long. Ir tokio ilgio yra jų tarnystė, jeigu surašytų, tai reikėtų. So if I can tell you quickly some of the things that they've been involved in. Ir aš labai trumpai pristatysiu dalį dalykų, kurios jos dalyvavo. They have both traveled to more than 30 nations. Jos abi yra apkeliausios daugiau negu 30 tautų. They are strong prayer warriors. Jos yra tokios stiprios maldos karės. They don't intercede only for people, but for regions and nations. Ir jos tarnauja ne tik tai atskiriems žmonėms, bet tautoms ir regionams. And they are called by ministries in America to specific prayer assignments. Ir sako, Amerikoje jos turi tokias ypatingas užduotis, dėl ko jos meldžiasi. Leading ministries will call them and say, fly to this place for this week. We're all getting together and doing secret prayer, intercession. Ir sako, yra taip, kad kartais jos gauna paraginimą melstis tam tikrą vietą dėl tam tikros užduoties ir jos tai daro. So this is Pastor, Apostle, Prophet Vanessa. Ir čia stovi apaštalė, pastorė. They have a lot of roles Vanessa. and wear a lot of hats. Ir turi labai daug atsakomybių. And sister, we will call her Mama Bunny, just like a rabbit. Ir šita moteris šalia mes ją vadinam mama Bunny, panašiai kaip Yep. triušį. And she flew over 5,000 miles to be here and to teach you today. Ir jinai nukeliavo daugiau negu 5,000 mylių tam, kad galėtų būti čia. So Dr. Vanessa, she has 4 advanced degrees in ministry and in leadership. Ir daktarė Vanessa turi 4 tarnysčių sritis. She is an author of several books. Ir jinai yra autorė keleto knygų. And one of the prayer assignments she had was healing of the nations, and she went to every state in the United States to pray. Ir viena iš sričių buvo tautų išgydymas. Ir jinai daug keliavo, kad patarnautų tame. She brings a message of reconciliation, Ir jinai neša žinią sutaikinimo, healing, and identity. išgydymo ir tapatybės. Let's talk about Mama Bunny. One moment. Na ir dabar truputėlį dar pakalbėkime apie mamą Bunny. She has also interceded in all 50 states of the United States Jinai aplankė visas 50 valstijų Amerikoje and over 30 nations. ir daugiau negu 30 tautų. She gathers teams to travel around the nations to intercede for specific topics. Jinai surenka tikinčiuosius maldininkus dėl tam tikrų užduočių ir vyksta. And in our prayer network, she is a specialist for speaking about the Romans chapter 12 gifts. Ir sako, mūsų maldos tinkle jinai yra ypatingai kalbėtoja ta tema iš Romiečiams laiško 12 skyriaus apie dovanas, We call those the redemptive gifts. tokios išperkamosios dovanos. So we're going to give Mama Bunny the microphone for today. She has Friday. Na ir šiandien penktadienis yra mamos Bunny diena. She's going to teach you about those 7 redemptive gifts. Ir jinai mokys apie šitas 7 dovanas. It's so important that we know where we fit in the body of Christ. Labai svarbu, kad mes žinotume, kurioje vietoje Kristaus kūno mes esame ir tinkame. Who am I and how do I connect with the rest of the body? Kur aš esu ir kaip aš jungiuosi Kristaus kūne. We're going to learn that today. Mes daug išmoksim šiandien. And then Dr. Vanessa, she's going to speak to us all day on Saturday and Sunday. Ir daktarė Vanessa kalbės visą dieną šeštadienį ir sekmadienį. And the topic is the kingdom of God. O tema yra Dievo karalystė. How do we fit and what does the kingdom look like? Kur mes esame Dievo karalystėje ir kaip atrodo Dievo karalystė. You know, we're moving out of the traditional church age. Sako, ir mes paliksime tą tokį tradicinį suvokimą bažnyčioje. And we're moving into this kingdom age where everybody has a job and responsibility. Ir mes perėsime į Dievo karalystės etapą, kur kiekvienas turi savo We see atsakomybę ir how užduotį. close the harvest is.
Ir pamatysime, koks yra derlius. and everybody has a job. Ir kiekvienas turi užduotį jame. Did you understand that in this room are apostles and prophets? Ar suprantate, kad šitame kambaryje yra apaštalai ir pranašai? Out here, not just up here. Ir sako, ne tik tai priekyje, bet ir ten, kur jūs esate. Evangelists, pastors, and teachers. Evangelistai, pastoriai ir mokytojai. The Lord wants to raise you up. Dievas trokšta jūs pakelti. The Lord wants to teach you and mature you. Viešpats nori jūs auginti ir brandinti. And I want to give these ladies the microphone before I speak anymore. Ir aš jau dabar noriu perduoti mikrofoną šitoms damoms. So please, let's thank the worship team. Excellent, wonderful worship. Padėkokime šlovinimo komandai, nuostabus šlovinimas. Thank you. And we will let Mama Bunny start her teaching. Na ir dabar pradės mama Bunny mokyti mokymą pradės. Should we move this over a little bit? Gal aš čia? I think it taped. Okay. Can I say something? Yes. Can we stretch our hands Sako, dabar prašau, pakelkime mūsų rankas. toward Mama Bunny? Už mama Bunny. Father, Tėve, in the name of Jesus, Jėzus Kristus vardu. strengthen her Sustiprink ją. to bring forward Vesk ją, your word tap jo žodį. in all power and all boldness. Ir savo jėga visose kauluose. Holy Spirit, Šventoji dvasia. you teach Mokyk, and train through her. treniruok ją. And we thank you for the anointings Dėkuoju už patepimą, that she will operate in kurį jinai turi. this day in Jesus' name. Šią dieną Jėzaus vardu. Amen. Thank you, Vanessa. Thank you. Ačiū, Vanesa. This is my first time in Lithuania. Šis kartas mano yra pirmasis Lietuvoje. Hallelujah. May it not be my last. Gali būti, kad tai yra paskutinis. Did you say that? Thank you. So I'm here to encourage you that you are going to work very hard today. Ir aš esu tam, kad padrasinčiau jūs, kad jūs turėsite sunkiai dirbti. You have some listening to do, and then you have some spirit work to do from your spirit. Na ir jūs turite klausyti, o to jau turite dvasioje tą priimti. I'm going to present to you the redemptive gifts from Romans 12, but they are known as the Father's gifts. Ir aš jums pristatysiu dovanas, kurios yra išvardytos Šventam rašte, Romiečiams laiške 12. Na, dar jos yra vadinamos tėvo dovanomis. Jesus has the gifts, and that is the fivefold ministry gifts of apostle, prophet, evangelist, teacher, and pastor. Ir Jėzus tas dovanas ar neturi, kurios yra 5. Pranašų, apaštalų, mokytojų, ganytojų ir evangelistų. And we have the Holy Spirit's gifts, which we know of in Corinthians Ir 12. mes turime šventosios dvasios dovanas, kurios yra išvardintos laiške korintiečiams. So for this presentation, these are known as the Father's gifts to you and to me. Ir tas dovanas, kurias aš jums pristatysiu, vadinasi tėvo dovanomis duotomis man ir jums. There we go. It's timing out on me. So sorry. Okay. So we find in Scripture a listing of these 7 redemptive gifts. Na You, ir, in your brochure, you were given a listing of these. na ir šitam rašte yra išvardintos 7 dovanos ir jūs savo programuose turite jas taip pat atsivertę pirmąjį puslapį aprašytas. They are prophet, servant, teacher, exhorter, giver, ruler, and mercy. Taigi jos yra pranašo, tarno, mokytojo, egzorte, ragintojo, aprūpintojo, valdovo ir gailestingumo. And it doesn't look anything the same. Na ir jos atrodo nėra tos pačios, tokios pat. Okay. Now, your gift was given to you at conception
when you were conceived in your mother's womb. Ir sako, tą dovaną viešpats numatė dar tuomet, kai jūs buvote motinos įsčiose. Our spirit in our mother's womb was a mature spirit, not a junior spirit. Ir mūsų dvasia, net ir motinos įsčiose, jau buvo subrendusi dvasia, ne jauna, maža. And we have followed the development of our soul and body as we watched the 9 months progress. Okay, so we have followed the development of our soul and our body in the mother's womb. Taigi mūsų siela ir kūnas, jisai vystėsi, kol dar buvo motinos įsčiose, Because we know that the soul is your mind, will, and emotions. nes mes žinome, kad siela yra valia, mintis ir emocijos. So they are developing as they're developing as the 9 months grow, as you grow in the mama's womb. Nu ir sako, mes matome, kad ir kūnas, ir siela vystosi per tos 9 mėnesius, kol yra įsčiose. I have lost myself. O aš truputėlį pasimečiau tarp savo. Oh, let me see. Where are we? Okay. We have to go back. Okay, close this tab. Close this tab. Excuse me. There we go. No, close this tab. Technology. Technika kartais reikia kantrybės. So we have to find ourselves, because these are my notes. So, here we go. Aš turiu Are they surasti right savo here? užrašus, pasimetę šiek tiek jie. There we go. Here we go. Okay. Suradau. There we go. We found them. Suradau. Okay. Alrighty. There we go. So, Taigi, our soul and our body are developing in the mother's womb. mūsų siela ir kūnas vystosi įsčiose. But our spirit is already there. Bet And it's dvasia fully matured. yra visiškai subrendusi ir nuo pat pradžių. Is this a new concept to you? Ar tai yra nauja jums? Is it? It Yes. is. It is. Okay. So, to prove this, we know that the soul is our mind, will, and emotions. And that says it in the scriptures. Na ir siela, į sielą, kas tai yra siela, valia, mintis ir emocijos, ir tai mes randame rašte. So, our spirit is awaiting awakening. O mūsų dvasia, jinai yra, laukia tokio pažadinimo. Your spirit is awaiting awakening. Jūsų dvasia jau yra pažadinta. Now, your parents may have prayed for you when you were in the womb, Gali būti, kad jūsų tėvai meldėsi už jūs, kai buvote įsčiose. but the maturing of your spirit is a specific thing that we are learning how to do now. Bet sako, tas brandumas dvasios yra tai, apie ką mes dabar kalbėsim. So, our spirit is awaiting awakening in each of us. Ir mūsų dvasia laukia, kada bus pažadinta kiekviename iš mūsų. And so I'm going to tell you 2 stories. Ir dabar aš noriu jums papasakoti 2 istorijas. The first story is about a global evangelist granddaughter. Pirmoji istorija yra apie pasaulinio evangelisto anūkę. We would recognize his name. I don't know that you would, but it's not important. Sako, mes jį gerai žinome, galbūt jūs jo nežinote, bet tai nėra labai svarbu. And I was there in Argentina when the young man who is American Ir aš buvau Argentinoje, kuomet jaunas vyras, amerikietis, proposed to this granddaughter. pasipiršo šitai anūkiai. So here they had the wedding, and now she's expecting the first baby. Na, taigi įvyko vestuvės ir dabar žmona laukiasi pirmojo vaikelio. Just like each one of you all, Taip kaip you came from your mother's womb. lygiai taip pat kaip kiekvienas iš jūsų iškeliavo, atėjo iš motinos įsčių, By the seed of your father's loin. bet tai taip pat seed of the father. By the seed of the father's Ir, loin. ir iš tėvo sėklos. It's not a mistake.
Tai ne klaida, You're not a mistake. tu nesi klaida, You are here now tu esi dabar čia for God's purposes dėl Dievo tikslų, because we have entered into this kingdom age nes mes dabar įeiname į šitos karalystės etapą and you have a part. ir kiekvienas iš jūsų turite dalį. So joje. we find this young couple, they are awaiting this baby's growth. This is the first month. Na ir mes matome, kaip šita jauna pora laukia šito vaikelio ir dabar yra tik tai pirmas mėnuo. And so my friend Taigi mano draugas ar draugė would call on a Tuesday at 6:45 in the morning, wherever he was in the world. Taigi mano draugas kiekvieną rytą antradienį anksti ryte 6:30. Yes. So in those days, this was several years ago, Ir tai buvo prieš keletą metų. there was a landline, and so there were two phones. So they would put one phone and hear the update of the baby, and then they would put one phone on the womb. Ir tuo metu dar buvo laidiniai telefonai, tai vienas buvo prie ausies, o kitas buvo prie įsčių. So my friend would call this baby's spirit to attention. Taigi tas mano draugas ar draugė kalbėjo į to vaikelio dvasią. My friend would say, "Baby, I call your spirit to attention." Ir sako, vaikeli, aš kviečiu tavo dvasią būti dėmesinga. And then he would release one of the 400 scriptures on joy that we find in the Bible. Ir tuo metu jisai cituodavo vieną iš 400 eilučių apie džiaugsmą. So, Taigi, as the baby grew through the months, ir kaip vaikelis augo pilvelėje, the baby's spirit is growing because the baby is hearing specifically the scriptures about joy. to vaikelio ir dvasia augo, todėl kad jisai nuolatos girdėjo Dievo žodžius apie džiaugsmą. About the 6th month, my friend's plane was delayed. Ir kai jau buvo 6 mėnesiai, mano draugo lėktuvas buvo atidėtas, And it was time for the call to be made. o buvo laikas tuomet skambinti. And my friend is not on the phone. Dar tuomet mano draugė negalėjo ar draugas skambinti. Yet the baby in the womb is knocking on the womb. Bet tuo metu tas vaikelis, jisai beldė į pilvą. Really? Tikrai tai buvo. Your faces are just in disbelief. Aš matau iš jūsų veidų, kad jūs netikite. But remember Bet prisiminkit, that your spirit is being awakened. bet sako, atsiminkite, As this baby's spirit was being awakened, kad jau šito vaikelio dvasia buvo pažadinta. she was learning time. She was learning time. Jinai jau žinojo, pažino laiką. You know, I've not done this before with the translator. Sako, aš anksčiau nesu šitos istorijos pasakojus su vertimu. So they're going to have to be patient with us, aren't they? Tai todėl jūs turite būti kantrus su mumis. Yes, okay. There we go. Okay, so Taigi, when the baby was born, kai vaikelis gimė, the baby had, with a mature spirit within this spirit, the baby was very comprehensive and very alert. tai tas vaikelis, kai gimė, jis buvo labai supratingas ir toks I have 2 grandchildren that were prayed for in the womb this way. Ir aš taip pat turiu 2 anūkus, už kuriuos taip pat buvo melstasi, kaip už tą vaikelį. And I have 3 grandchildren that were not prayed for in this manner. Ir aš turiu 3 anūkus, už kuriuos nebuvo melstasi šituo būdu. And the difference is that the 2 being prayed for in the womb, specifically with Scripture, they were more comprehensive when they came forth. Ir skirtumas buvo tas, kad tie 2 vaikeliai, už kuriuos buvo melstas, jie buvo kitokie, jie daug daugiau suprato. My second story will explain further about this. Na, o antroji istorija labiau paaiškins šitą istoriją. There was a young couple who had heard about this process. Buvo jauna pora, kuri girdėjo apie šitai.
They were so in love and so excited, and they were expecting their first baby. Na ir jie buvo labai įsimylėję, labai džiaugsmingi ir labai laukė savo pirmojo vaikelio. So they began to pray specifically scriptures over the baby to grow the baby's spirit, and they would speak to the baby spirit. Ir jie taip pat kalbėjo švento rašto vietas vaikeliui nuolatos. This happened for 9 months. Na ir tai truko 9 mėnesius. And when the baby was born, it was a little boy. Ir kai vaikelis gimė, mažas berniukas, Everyone was surprised because they waited to find out what he was going to be. ir visi labai nekantravo sužinoti, koks jis bus. And this child was very astute and very comprehensive with his spiritual life. Na ir tas vaikelis taip pat buvo labai toksai brandus savo dvasioje, Even as a baby. netgi būdamas kūdikis. This is a true story. Ir tai yra tikra istorija. So the couple, being much in love, they had a second baby. Na ir ta pati pora, kurie buvo labai įsimylėję vienas kitą, susilaukė antrojo vaikelio. So now the three of them would pray over the mother's womb. Ir tuomet visi trys, tai yra pora ir jų vaikelis meldėsi. They did this for 9 months with the young boy who was 4 by then. Na ir jie meldėsi tie trys už tą, kuris buvo 4 pilvelėje. And when his baby sister was born, Ir kuomet to berniuko sesė gimė, much to the delight of everybody, buvo toksai džiaugsmas visiems. the big brother had a yearning to be alone with the baby sister for just a bit. Na ir tas vyresnysis vaikelis berniukas turėjo būti su savo sesė truputėlį. He kept asking his mom and daddy, please, I just want to be with my baby sister by myself. Ir tas, būdamas pats mažas, prašydavo tėvų, prašau, leiskite man pabūti su mažaja sesute. And as a young couple, they just didn't know what they were going to do or what he was going to do. Na, kaip jauna pora, jie nežinojo, kaip jie turi elgtis. And yet, though, they finally gave in after about 2 weeks. Na ir po 2 savaičių jie leido pasilikti. So the big brother goes to the door and is so excited. Taigi tas didysis brolis prieina prie durų ir labai jaudinasi, He runs into the room įbėga į kambarį and he stands beside the bed, ir jis atsistoja prie lovos. the crib, and he says, Sissy, tell me, what does his voice sound like? I've almost forgotten. Sako, sesutės, pasakyk, koks yra jo balsas, aš beveik pamiršau. This was God's voice Tai buvo Dievo balsas. because he knew in his spirit what the sound of Father's voice. Nes jisai atpažino like. savo dvasioje tėvo balsą. They were quiet for a Yep. moment. Ir jie buvo labai ramus, tylus. From her spirit, she's 2 weeks old, Ir iš jos dvasios jinai buvo 2 savaičių. she answered his question Jinai atsakė į brolio klausimą. in his spirit. He Jo heard dvasioje the jisai answer. išgirdo. He walked outside the room. Jisai išėjo iš kambario, Mom and Daddy were standing there, o mama ir tėtis stovėjo šalia. utterly amazed because they had been listening at the door. Na ir sako, jie buvo taip nustebinti, nes jie klausėsi už durų. And he was satisfied. He never asked again. Ir jie buvo tokie patenkinti, niekada daugiau neklausė. So that lets us know that we can hear the voice of God Taigi žinokite, kad mes galime girdėti Dievo balsą in our spirits. savo dvasioje. Yes, we can. Taip mes galime. You heard his voice during worship. Jūs girdėjote jo balsą per šlovinimą. Those of you that had come in with a heaviness, Tie, kurie iš jūsų atvyko su sunkumais, it was lifted jisai buvo pasitraukę, as pakeltas. this beautiful worship team led us in this wonderful worship. Kai šita nuostabi šlovinimos komanda vedė šlovinimą. So we're going to move on. Tęsime. And so I'm speaking from my spirit to your spirit. Taigi aš dabar kalbu iš savo I really dvasios į jūsų am. dvasią. My spirit has been praying for many days about this time together. Mano dvasia daug dienų meldėsi dėl šitos konferencijos, dėl šito renginio. I have been praying for those that are going to come to this conference. Aš mečiausi už tos, kurie atvyko ar atvyks į So konferenciją. thereby, I was praying from my spirit to your spirit, preparing the way.
Taigi aš melčiausi iš savo dvasios į jūsų dvasią, kad kelias būtų paruoštas young and old, men and women. jauniems ir seniems, moterims ir vyrams. We all have a job to do because this is the kingdom age. Ir kiekvienas iš mūsų turime užduotį, nes dabar yra karalystės laikas, amžius. And when I start off teaching about the redemptive gifts, this first one says that Father is ready now. Ir kai aš mokysiu ir mokau apie dovanas, pirmas dalykas, kad tėvas yra pasiruošęs dabar To reach through all the churches pasiekti visas bažnyčias, into the kingdom of God, Dievo karalystę, to build the kingdom of God. tam, kad pastatytų Dievo karalystę. Because there is a dark world out there. Nes yra tamsus It really pasaulis is dark. išorėje. Because it's without the light. Ir jisai It's reikia without šviesos. Jesus Christ as their personal Lord and Savior. It- And without the power of the Holy Spirit leading them. Ir Jėzus Kristus yra ta šviesa su šventaja dvasia. So, Taigi, we have established that we can have a mature human spirit mes no jau matter our age. mes jau sužinojome, kad nepaisant mūsų amžiaus, mes turime brandžią dvasią. This is to establish the value Father has for each of you. And He is counting on you growing your spirit and your soul. Ir Viešpats kiekvieną iš jūsų noriu auginti jūsų dvasią ir sielą. So knowing your individual gift is so important. Taigi atpažinti savo Have you- dovaną labai svarbu. For those of you who are new to this, have you ever thought that God gave you a gift? Tie, kurie yra naujai atvykę, ar kada nors galvojate apie tai, kad Dievas kiekvienam iš jūsų davė dovaną. And He wants you to open this gift. Ir Viešpats nori, kad jūs And He wants you to atidarytumėte. use this gift Ir nori, kad naudotų šitą dovaną to further His kingdom dėl jo karalystės on earth now. šioje žemėje dabar. So, this is our assignment today. Taigi šiandien mūsų užduotis We're going to determine each one of you, young or old, ir dabar kiekvienas iš jūsų, nesvarbu jaunas ar of senas, your redemptive gift sužinosite apie šitas vieną iš tų 7 dovanų, so that you may have the joy of extending Father's kingdom, ir jūs, bringing heaven to tam, earth. kad jūs turėtumėte džiaugsmą ir užduotį Dievo karalystėje. See if there's anybody who does not have a program. Okay, good. Ir dabar pažiūrėkite, pakelkite gal rankas, ar yra iš jūsų tų žmonių, kurie neturėtų programos. Nes kiekvienas iš jūsų turėtume turėti va tą programėlę, kurioje yra 7 dovanos išvardintos ir aprašytos. Now, each one of you has one main dominant gift. Ir kiekvienas iš jūsų turi vieną dominuojančią dovaną, vyraujančią dovaną. Now, pagrindinę. remember, we are spirit, soul, and body. Prisiminkime, mes esame dvasia, siela ir kūnas. So, this body that contains who you are Na, contains the soul. Tas kūnas, kurį kiekvienas iš mūsų turime, jisai turi sielą. And remember, your soul is your mind, your will, and your Ir emotions. prisiminkite, kad siela sudaro valia, mintis ir emocijos. And your spirit, but your spirit has all 7 of these redemptive gifts. Bet jūsų dvasia turi visas šitas 7 dovanas. Because your spirit is like Christ Jesus. Nes jūsų dvasia And yra He has all 7. kaip Jėzus Kristus, o Jėzus Kristus turi visas 7 dovanas. 7 is very important. 7 skaičius yra labai svarbus. There are many lists in the scriptures of 7s. Daug vietų šventam rašte mes matome 7 dalykus išvardintus. And if you would line up the list in the scriptures side by side, Ir jeigu jūs taip verstumėt švento rašto puslapius, and the first redemptive gift is prophet, pirmoji dovana yra pranašystė. and then you would go across the top one of all of the gifts, they all coordinate. Ir sako, jeigu išėtumėte į kitas vietas, kur yra išvardintos, na, pranašystė. Isn't yra- that amazing? That is amazing. Ir tai yra nuostabu. So,
So remember about the sevens in Scripture. Taigi prisiminkite tą skaičių 7, kai skaitote raštą. Now, another thing we have to think about is in the Scriptures we find in Proverbs, it says, train up a child, for when he is old, he will not depart from these ways. Ir patarlių knygoje yra tokia vieta, kuri sako, auklėk savo vaiką jaunystėje, kad vėliau, žinot, tą eilutę. So each of you had parents, and those parents have a redemptive gift. Ir kiekvienas iš jūsų turi tėvus, ir kiekvienas iš jūsų tėvų turi vieną iš tų 7 dovanų. And they have trained you up every day when you were little Ir kai and jūs when you were buvote young, or you maži. may still be in the household. Ir jūs, kai buvote maži, tėvai kiekvieną dieną jūs auklėjo, ir kai buvote didesni, taip pat. So, you may, it's like some mothers and fathers are really dominant and overbearing. Ir taip yra, kad kai kurie iš jūsų tėvų buvo labai tokie And dominuojantis. they want to train up their child to be just like them. Ir tada jie bando išauklėti savo vaiką lygiai tokį patį, kaip jisai pats. Yet, we need to discover what your redemptive gift is so that if it's not what they wanted you to be, then we need to discover what you are. Bet gali būti taip, kad jūsų dovana nėra ta pati kaip jūsų tėvų ir jūs turite atrasti savo dovaną. So, I am a giver redemptive gift. Ir sako, aš turiu tarnautojo tokią dovaną. And my mother was a prophet and my daddy was a giver. Ir mano mama buvo pranašė, o tėtis buvo kaip ir aš tarnautoja. But and I was an only child. Ir aš buvau vienintelis vaikas, viena dukra šeimoje. But everyone would say that I was just like my mother. Bet visi sakydavo, kad aš esu lygiai tokia pati kaip mano mama. Because my mother was training me up to be just like her. Nes mano mama auklėjo mane, taip, kokia jinai pati buvo. And when my mother passed away, Ir kai mano mama mirė, I found out that I was just like my daddy. aš išsiaiškinau, kad aš buvau tokia kaip tėtis, ne kaip mama. My mother couldn't help it because she was a prophet. Ir man mama nelabai galėjo padėti, nes jinai buvo pranašė. And so, but it's so important for you today to discover your dominant gift, regardless of how you've been trained. Ir šiandien yra labai svarbu, kad kiekvienas iš jūsų atrastų šitą dovaną, nepaisant to, ką jūs prieš tai girdėjote ar buvote mokomi. So, are there any questions Taigi, galbūt turite klausimų. thus far? Don't be shy. Nesidrovėkite. We have a song in America that says, "Oh soul, don't be shy on me, because there's a lion in your lungs ready to roar." Ir mes turime tokią giesmę ar dainą Amerikoje, kur sako, mano siela nebūk drovi, nes viduje esi liūtas, ir kuris riaumoja. So I'm sure there are questions. Taigi aš laukiu klausimų, aš esu tikra, kad Who's jų going to yra. be brave enough to ask the first question? Galite, I have a question. Okay, good. Pirma angliškai, po to išversiu. You said one is dominant gift. Yes. My question is, Yes. do you think a lot of people have all 7 gifts? Their spirit does. Yes. Their spirit has. And remember, their spirit is it's supposed to lead our lives. We are supposed to be led by our spirit. Na ir aš paklausiau, ar yra žmonių, kurie turi visas 7 dovanas ir sako, mūsų dvasia visas jas turi. Bet apskritai tai žmogus turi būti vedamas dvasios savo gyvenime. Not our soul. Because remember, we can get mad, we can get angry, we can get rejected. O mes galime būti vedami sielos, o siela gali būti pikta, gali jaustis atmesta. So that's how you know that you are being led by your soul. Ir tuomet, kada jūs esat vedami pykčio arba kažko, jūs žinote, kad jūs veda siela. That's a check inside of you. Čia toks kaip pasitikrinimai. So that you can correct yourself and learn to live from your spirit. Tam, kad galėtumėt pasitaisyti ir mokytumėtės gyventi vedami dvasios. I didn't hear this until I was in my late 50s. Sako, ir aš šito negirdėjau iki pat savo
50-mečių. So I had a lot of living in the past that I had to correct. And I'd let my spirit lead me as I was being correct, as he was correcting me. Taigi praėjo nemažai laiko ir patirties aš turėjau, o vėliau jau pradėjau mokytis būti vedama dvasios ir taisytis. So, are there any other questions? That was a good question. Thank you so much. Sako, Perfect. taigi ačiū už Perfect. klausimą, galbūt turite daugiau klausimų. Now, who's going to be brave and ask the second question? Taip, Yes, sir. taip prašau. Ar mes galėsime įeiti į tą pašaukimą, kurį mes turim, ir atpažinti savo dovanas, jeigu dėl kažkokių priežasčių mes nepaklusnus pirmai, antrai ir trečiai eilutėm. O eilutėm, kuriuom pirmai, antrai, trečiai? 12 skyrius romiečių. Okay. So the question is, can we recognize our calling and our spiritual gift if we disobey for three first verses from Romans 12? Not Enter into the calling if we recognize, but we disobey the first three verses in Romans 12. But don't we know that we ask forgiveness and have a short account? Sako, mes esame užtikrinti, kai mes atgailaujame, mes gaunam atleidimą. See, repentance is key to all of this. Atgaila yra raktas, atsakymas į tai. We must keep a short account. We must quickly obey the nudging of the Spirit of God within us to repent, to be reconciled to our husband, our wife, our brother, our sister, our pastor. We must be reconciled. Ir sako, mes turime susitaikyti, mes turime atsiprašyti šeimose, pastorių ir dvasia ragina. Ir mes turime paklusti. Does that answer your question? Aš sakiau į klausimą. Sako, ne visai. Well, ask me again. Paklauskite dar kartelį. We'll go back over this again. So she asked just to quote these three verses and then it will be clear. I'm not a scholar, sir, Sako, aš nesu mokslininkė, and I'm a woman. esu moteris. Yes. But I will try so diligently to answer your question Bet sako, aš padarysiu visą, kad after we hear the atsakyčiau. reading of the word. Taip. So maybe in English and Lithuanian we'll read. Kaip jums patogu, skaitykit lietuviškai, jeigu nėra. Romans 12, Okay, verse 1. verse 1. We beseech you, therefore, brethren, I know that verse. mercies of God, to present Your your bodies, as a living sacrifice, yes, acceptable unto God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, But be ye transformed of your mind. that you may prove what is a good and perfect acceptable will of God. So my question Yes, sir. Yes, sir. if we are not obeyed to this verse, how can we get there to know our gifts and calling? Well, you're not living from your spirit if you're focusing on your mind. Sako, na vienas dalykas atsakant į klausimą, jeigu jūs negyvenate pagal dvasią, va tai ir yra ta problema, apie kurią rašė eilutėse. Tuomet gyvenate pagal savo protą, arba pagal dvasią, arba pagal savo protą. I'm not being argumentative. I'm presenting this from the spirit. But the DNA of your soul is your redemptive gift. Sako, aš kalbu, ne visai supratau. Gal? Yes, yes, yes. Taip, Vanesa nori irgi papildyti. Hello. Sveiki. It's just like with any sin. Sako, bet čia yra taip pat kaip su bet kuria nuodėme.
sin keeps us separated from God. Nuodėmė atskiria nuo Dievo. So if we're not obeying that, Ir jeigu mes nepaklūstam, we're separate from God. mes atsiskiriam nuo viešpaties. But all we have to do is repent Bet ką mes galime daryti, tai atgailauti and ask God for forgiveness, ir prašyti viešpatės atleidimo. and immediately Ir iš karto we're in right standing with God, mes tampame teisūs and we will hear Him. ir mes tuomet jau girdime jį. Amen? Amen. I'd like to add a little something too. We have quite a mix of people in this crowd. Sako, aš ir noriu šiek tiek papildyti, mes turime na tokią įvairovę We žmonių. have people who have been believers for 50 years. Ir yra tokių tikinčiųjų, kurie 50 metų yra tikintis. We have people who were in jail 1 year ago. O sako, turime žmonių, kurie prieš metus buvo kalėjime. Welcome to the family reunion. Bet sveiki atvykę į šeimos Right? tokius So there's susitikimus. a broad representation. Na ir sako, mes turime tokią visą minę su skirtingom patirtim, But we are all equal when it comes to asking the Lord for forgiveness. bet mes visi tampame lygus, kai prašome viešpatės atleidimo. And the person who was in jail is going to learn about their gift today just like the person who 50 years ago came to Christ. Ir tas žmogus, kuris prieš metus buvo kalėjime ir išėjo, And those šiandien gifts are going to sužinos, be activated. sužinos taip pat kaip ir žmogus, kuris buvo 50 And metų none of us are better bažnyčioje. than any of the rest. Ir tos dovana bus And aktyvuota. we're all equal at the foot of the cross. Ir mes visi esame lygus prie kryžiaus, prie And the Jėzaus people who kojų. were in jail last year have a powerful call on their life that's going to get activated while we're here. Ir tas žmogus, kuris prieš metus buvo kalėjime, šiandien išgirsta apie And we dovaną all need Jesus. ir jinai bus veikianti Jėzaus Kristaus vardu. Probably in those first 3 verses, I didn't live that way this morning. Ir gali būti, kad tomis 3 eilutėmis aš negyvenau šį rytą, But we all just run to Jesus. bet mes visi bėgame pas Jėzų. There's no legalism in this kingdom. Ir sako, čia nėra jokio legalizmo Dievo karalystėje. Continue to ask questions, but that's how we're going to answer. Sako, užduokite klausimus, bet Thank you so šituo much, būdu mes sir. Thank atsakysim. you. Thank you. That was a good question. Sako, buvo That was geras a big klausimas. question. Toks didelis, svarbus klausimas. I have taught this redemptive gift teaching to men in recovery before, twice before. Sako, prieš tai 2 kartus aš taip jau mokiau apie And šitas they were dovanas. so excited to find out all of this information Ir and žmonės- begin new and fresh right now. Sako, tie žmonės buvo tokie džiaugsmingi tai išgirsti ir gyvena su ta dovana jau tokia aktyvuota. Yes. So, how are we doing? We Taigi, doing okay? Kaip We jūs understand? jaučiatės? Ar gerai? Okay. All right. Now, let's go to the third question. Is there another question? Taigi, ar yra trečias Really, this is klausimas? good. It's so wonderful to be able to dialogue one to another. Sako, labai yra gera turėti dialogą, kalbėtis vieni su kitais. I've known about God since I was 3 years old, Sako, aš and I išgirdau apie... memorized the Lord's Prayer in the Episcopal Church. Whoa. Ir sako, kai man buvo 3 metukai tokia episkopalinė bažnyčioje, aš išmokau Tėvę mūsų maldą. And so all my growing up years was in the Episcopal Church. Ir sako, visa mano jaunystė praėjo toj bažnyčiai. But now I know that these gifts are for the kingdom of God because we're all in this together now. Bet aš žinau, kad visos tos dovanos yra dėl Dievo karalystės ir mes Yes. visi esame Yes, sir. jos dalis. I love your shirt, sir. Lion of Judah, Yeshua, HaMashiach. Sako, man patinka Do you have a Petro question? marškinėliai, kur parašyta Ješua, Do you have a question? judo liūtas. No. Oh, so good. Sako, ar turi klausimą? Sako, ne, bet man, kai aš stoviu, man daug lengviau klausyti. O, Oh, good. Me too. sako, man taip pat. So, I love seeing the young ones here Man labai gera, kad aš matau jaunų žmonių tarp jūsų. because right before I left, a friend sent me a text message, Nes prieš man išvykstant draugė ar draugas atsiuntė man tokią žinutę. and it stated that the Gen Zers of Lithuania, Ir ten pasakyta, kad džensijas, Gen Zers, jaunimas, college age, universiteto college programa- age, were the happiest people
of all the nations all over the earth. Buvo toksai tyrimas atliktas, Yay! kuriame išsiaiškino, kad Lietuvos jaunimas universiteto amžius yra Don't pats clap for laimingiausias pasaulyje. Yes, number one. Isn't that amazing? Argi tai nėra nuostabu? That's- Sako, it's a Just surprise so for us. Mums wonderful. patiems tai yra staigmena. Okay. Are there any other questions? Ar dar turite klausimų? Okay, now we have a little bit of time before lunch. Ir mes So dar- I want you all to get busy and read the profile so that you can, and just read it. Don't dissect it. Ir dabar dar mes turime šiek tiek laiko prieš pietų pertrauką. Perskaitykite savo lankstinukuose apie šitas dovanas. Nesigilinkite per daug, nes tiesiog perskaitykite. Are there little places to check, like in the real one in the book? They're not places to check. Is this the profile? Yeah, it's description. Redemption gifts description. Is this the profile? The redemptive gift profile. Yeah. Okay. It's about the strengths. Because in the profile there were little places to check, so you could discover if that was your gift. Well, we print like that. Here's the explanation. Yeah. Na, tai yra, kiekviena dovana yra Okay, skirta, well- aprašyta ir Okay, so taigi you're going to have double work jums reikės tokį dvigubą darbą padaryti. because I'm going to give you time now Dabar aš jums to duosiu laiko go and read this redemptive gift and see if it's you. perskaityti In ir the- atpažinti galbūt, ar tai yra apie tave. In the book that we took this from, Iš knygos, na, iš kurios mes paėmė there were šitą aprašą. little places to check, so you could add them up at the end. Toje knygoje kiekvienas punktas buvo išvardintas ir ten gal tokia kaip varnelė padėti, bet jūs turite tokią kaip tekstą dabar. And so that's how we would find either the dominant gift Ir tai bežymėdami galime, or two or three, if you would add up your columns, and it would be two or three. So I don't know how we're going to do this, but jo, na, Okay. ir jeigu supažįstate dominuojančią dovaną, galite apibraukti, pasižymėti savo. okay, circle it. That's a good idea, Becky. You can circle it if it's you, and then count up the circles at the end and tally up the circles. Ir apibraukite tą dominuojančią, jeigu atrandate ir kitų dovanų. And then as we narrow it down, Ir tuomet, kada mes eisime į gilį apie šių as we dovanų, eliminate the others, ir kai išsiaiškinsime, atpažinsime kitas, you're going to end up with one dominant gift or two or three. gali būti, kad jūs atrasite vieną dominuojančią dovaną, bet galbūt atrasite dvi arba tris. And only you know yourself. Ir iš tikrųjų kiekvienas iš jūsų geriausiai pažįstate save. But for anyone, I mean, you really need to do this But so you- that you kiekviena- can have a starting point when I start teaching. Bet kiekvienas iš jūsų turite perskaityti ir atpažinti savo dominuojančią dovaną arba kitas, tam, kad mes Good idea. galėtume toliau darbuotis. So, Aha. Na, dominuojanti tai yra vedanti arba pagrindinė, nu tokia, ar ne? okay, so we will work on this for 30 minutes and then we break for lunch at 12. Well, no, I don't have any more. So lunch is at 12. Yeah. We break for lunch. Okay. So I want you all to read through these yourself. Taigi pirmiausia, kiekvienas And- iš jūsų perskaitykite visas tas 7 dovanas And as Becky suggested, circle the ones that represent you. ir I apibraukti, can't tell because I don't read your language. ir apibraukti tas dovanas, kurios yra apie jūs. So It so must- you'll have 25 minutes to work on this. Ir jūs turite 25 minutės tam, Now, are kad... there any questions? Do you understand what to do? Na ir dabar gal turite klausimą, ar supratote užduotį, ką dabar veiksime? Some of you are looking at me like you don't know what to do. Kai kurie iš jūsų, aš matau, kad žiūrite į mane nesuprasdami, ką jūs dabar turite padaryti. Taigi, Seven tose gifts. lankstinukuose yra išvardintos, aprašytos 7 dovanos. I'm going to read every one. How many of the prophet looks like me? I'm going to circle. And maybe only 4 are prophet, but when I come down to servant, there's 10.
Now I'm knowing what my dog Tai vat, Bekė pateikė pavyzdį, pasiėmė pirmą dovaną, skaitau ir apsibraukiu, kad iš tų visų aprašytų 4 dalykai atitinka mane. Ir aš pasižymiu, skaitau apie kitą dovaną, pasižymiu pavyzdžiui 10 dalykų. Tai reiškia, tikrai tai jau šita mano dovana daug labiau. Tai va šitaip. Apsibraukti. during lunch because not everybody's going to finish right now. Take it, finish so that when we come back for that 2 o'clock session, they have an idea. These are my top 1, 2, 3. Taigi dabar turime 25 minutės. Jeigu nesuspėsite, pasimkite šitą lankstinuką per pietų pertrauką ir turėdami laiko pabaikite skaityti ir žymėtis, nes labai svarbu, kad kai sugrįžte 2 valandą, jau jūs būtumėte pasižymėję ir daugiau supratę apie save, savo dovanas. Sounds wonderful. Skamba nuostabiai. So, everybody, oh, yes, ma'am. Taigi, is the question, what does it mean, these weaknesses? There are weaknesses in each of these gifts. Sako And so taip. just read them, and if that applies to you, then you circle it. Sako, If kiekviena not, šita- don't worry about it. kiekviena dovana taip pat turi ir tas silpnybės. Jeigu tai atitinka apie tave, pasižymėk tą silpnybę. Jeigu ne, praleisk ir eik toliau. Jeigu tau būdinga ta silpnybė. Good question. Geras That was klausimas. good. Thank you. Ačiū. Okay.